laikinai švietimo ministrai turiu klausimą. Šios savaitės pradžioje Lenkijoje vyko lituanistikos konferencija, kurios vieni iš organizatorių buvo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir jos direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. Deja, jinai ten neišvyko, jai buvo uždrausta ten važiuoti, bet jūsų dabartinės vadovaujamos ministerijos viceministro, kanclerio, matyti ir daugiau ten buvo kolegų, kurie tą padarė. Maža to, jie dar užsiundė ant jos ir valstybės kontrolė, FNTT, STT ir grasina prokuratūra. Žodžiu, prasidėjo tikras mobbingas. Ir kas gali paneigti, kad tai nėra susijęs su tom patalpom, kurios dabar labai aktyviai kalbam apie jų uždarimą ir matyti privatizavimą, kas prasidėjo Vilniaus savivaldybėje, bet jūsų kolegų vadovaujamoje. Ir ar tie žmonės, kurie tą mobbingą pradėjo, ar jie pasiruošė atsakyti po to, kai bus įrodyta, kad tai buvo melas? Ačiū. Ačiū kolega už klausimą, aš pasakysiu tiek, kiek pati žinau. Tai aš žinau tiek, kad ministerija 23 metų pradžioje gavo piliečio skundą, kad vietoj išleistų 8 monografijų yra tik jų pavadinimai ir ISBN kodai. Ir daugumos jų leidybos išlaidos buvo apmokėtos 2014 ir 2015 metais ir skunde buvo nurodyta, kad tų monografijų nėra. Tai siekiant išsiaiškinti visus tuos dalykus, ministerijos pareiga yra paprašyti įstaigos vadovo pateikti raštišką paaiškinimą dėl susidariusios situacijos. Tas ir buvo padaryta. Tai dėl šio instituto veiklos taip pat buvo atliktas ir valstybės kontrolės, ir mokslų akademijos auditas. Ir yra tam tikros išvados, tai turbūt yra labai svarbu, kad vadovybė į jas atsakytų. Tai atsižvelgiant į tai, kad tikslinis finansavimas galėjo būti kažkokiu tai būdu panaudotas netinkamai, bet ne švietimo mokslo ir sporto ministerija tą turi vertinti. Tai tą turimą informaciją mano žiniomis švietimo mokslo ir sporto ministerija persiuntė vertinti kontroliuojančiom institucijom, kurias jūs ir išminėjote. Taip pat aš girdėjau, kad antradienį buvo spaudos konferencija ir lyg ir buvo rodytos, kad yra kažkokios tai knygos išleistos. Aš tikrai nežinau ir nesiimu vertinti, tą turi vertinti specialistai ir ekspertai. Už tas knygas buvo sumokėta senai ir skirtingais laikotarpiais, tai turbūt klausimų yra. Vadovai turėtų į tuos klausimus atsakyti ir aš tikrai kol kas negaliu atsakyti, kuo baigsis ten visų kontroliuojančių institucijų pastabos, bet mano sprendimas yra, kad dėl valstybės kontrolės nustatytų dalykų, kurie buvo įvardinti, tai tikrai vadoviai nėra skirtas atleidimas, yra skirtas įspėjimas, o kitos institucijos, jeigu jos atliks kažkokius papildomus darbus ar tyrimus, ar paaiškės kažkokios naujos aplinkybės, tada matysime, kokie gali būti tolimesni veiksmai. Bet aš siūlau į visą šitą situaciją tikrai žiūrėti konstruktyviai ir ramiai, reikalingi paaiškinimai, reikalingas bendradarbiavimas, reikalingi argumentai iš instituto pusės. Ir turbūt visus tuos klausimus yra atsakymai ir geriausia tą daryti raštu, tinkamai į ministeriją, o ne per spaudos konferencijas. Prašau. Už valandos čia bus konferencija ir gerbiama direktorė atneš tas knygas, apie kurias jūs kalbėjote. Parodys gyvas knygas. Ačiū.